Nu kągi, brangieji, ką galiu aš jums pasakyti? Atsimenat, buvo prieš tai mano toksai reportažėlis apie tai, kad tamsu, tokioje mašinų nėra, niekas niekur nevažinėja. Ir štai šiandien aš sužinojau, kurgi visos tos mašinos. Štai jos, brangieji, štai jie visi čia susirinkę. Kur jau mano vaikas, nežinau, yra išėjęs. Mes susitikom draugelį, palauk, kur čia ta mėlyna, tavo šita, ai, dabar jinai atrodo kaip juoda, bet jinai yra tokia mėlyna mašina. Nu tai jie visi yra čionai. Štai čia susirinkę. Pamiršau pavadinimą, kaip čia ta aikštelė vadinasi, bet čia nuorodose tikrai būsiu nurodęs. Tai visi čia jie susirinkę. Aš manau, kad ir Vilnių reikėtų tai padaryti, visus surinkti vieną vietą, jokios bėdos, visus paspirtukininkus ten sudėti. Ir šitaip pat savo smagiai, jie visi ten savo ir stovi. A kam jam važinėti, kai jie savo gerai stovi, ar ne? Ir aš taip galvoju, savo taip lemputės šviečiamas žmonės, čia jie savo pasidžiaugia, paaiškiai, kokią gatvę pasivažinėja, ir nieko ypatinga, nieko baisaus. Taip jie visi smagiai ir gyvena. Nu gerai, tai vienu žodžiu, einu aš toliau žiūrėtis, grožėtis, o jūs man atsibodot, brangieji, visi viso gero, tada jau tokia proga, kad jau taip,